Sveiki visi. Tai šį kartą dirbtuvėse turime keletą šviežių motociklų. Seniai rodžiau išpakavimą ir paruošimą naudojimui, tai dabar tą dalyką būtent mes ir padarysime. Tai atėjo du. Vienas pagal mane turėtų būti ZX6, o kitas Z6PM galbūt. Vienas yra pagamintas Tailande, kitas turėtų būti pagamintas Japonijoje. ZX6, be abejo, 25 metai, reiškia, kaip galima būtų ir tikėtis 25 metais. Ir Z6PM reiškia, tai kurių metų spalva nežinau, bet labai tikėtina, kad plius minus irgi 25 metai, kaip bebūtų, reiškia, paskutiniai metų mėnesiai 24-ųjų, tai, jau senų spalvų jie, kaip sakoma, jau ir nebeduoda. Paprastai dažniausiai keičiasi tik tai spalvos, kažkokių dizaino atnaujinimų būna pas motociklus, kaip mes visi žinom, kur kas rečiau. Tai motociklas ateina tokioj kartoninėje dėžėje, aš jau jos čia pusę, kaip sakoma, nusiėmęs, reikia nuimti ir kitą pusę, kažkur pasidėjau peilį. Tuoj. Tai reikia, prapjauti, aišku, kiekvienas galbūt ardo ir išpakuoja, reiškia, tą visą reikalą pagal save, bet aš stengiuosi, kaip pasidaryti, neprisišiukštinti, kadangi vietos yra pakankamai ribota, kaip matot, dirbtuvės absoliučiai pilnos ir pasiruošęs, kaip sakoma, žiemos sezonui. Tai tą kartoną aš, aišku, irgi iš karto stengiuosi utilizuoti iki tokios būklės, reiškia, kad galima būtų, reiškia, su juo paskui čia pasidėti, reiškia, ir nesuk galvos. Dėžės dizainas yra pačios labai neblogas. Kartoninės dėžės, aš turiu omeny, kur yra uždėta ant viršaus, kadangi galinė kraštinė yra standartinio dydžio. Ir, kaip sakoma, atitinka tris ilgius, reiškia, sakykime, tos ilgosios kraštinės. Ir užtat galima vienodam dalim labai gražiai supjaustyti ir pasidėti kažkur tai, kad būtų galima tą dalyką, kada nors gyvenime utilizuoti arba panaudoti kaip padą minkštąjį, susidėti kokiom nors detalėm. Ir kaip matom, Kawasaki Z650. Labai tikėtina, kad motociklas bus juodas. Taip, motociklas yra juodas, reiškia su žaliu rėmu, juodais ratais. Ratai be eina jau su lipdukais. Juodas blizgantis beje, kas yra labai fainai, nes matiniai, kaip čia pasakyti, kelia problemų, ypač ant motociklų, aišku, gražu, bet jeigu kažkur tai ten brūkštelsi, reiškia, pataisyti realiai jau nebeišeina, jau teks gyventi su pabraukytu. Tai dabar yra procedūra šito rėmo pirmiausia išardymo, kad būtų galima tą daiktą nusivaryti nuo tos paletės, kuri yra skirta transportavimui. Vienas dar dalykas, reiškia, kuris irgi galiu paminėti. Labai dažnai tie, kurie dirba sandėliuose, jiems visiškai nusispjaut į tai, ką jie daro su tais pagrūšikais. Dažnai matosi tokiuose vietose, čia, kur su pagrūšiko lyžiam, reiškia, įsirėmė į, šiuo atveju čia kažkur tai įsirėmė, reiškia, sakykim taip, į tą rėmą. Tai gerai, kai įsirėmė čia į rėmą, o būna kartais pataiko į patį motociklą, nes biški lyžės per aukštai arba kaip nors užriestus į priekį, jie ten iš inercijos važiuoja ir bamt, reiškia, pakyla. Tai taip pat ir matosi, toj pusėje su lyžė irgi pravažiuota, reiškia, matot, čia pravažiuota. Jie važiuodami, ką daro, reiškia, tai tą lyžę kelia į viršų, reiškia, iš karto ir, greičiau, reiškia, ir visiškai nusispjaut, ką jie ten pridarys. Visa laimė, kad bent jau šiuo atveju yra nesugadinta, viskas bent jau vizualiai yra tikrai savo vietoje. Aš tiesą pasakius jau pro kartoną, pro dėžę apžiūrėjau, reiškia, kad atvežė, nes paskui pretenzijų nebepriima. Tai tenka visus iš karto apžiūrėti. Tai dabar, reiškia, toliau kokia yra procedūra, reiškia, su to motociklo išpakavimu. Atsikabinam, reiškia, šiukšlės, kurių nereikia bent jau kol kas. Motociklas ateina su nauju šviežiu ir pakrautu akumuliatorium, kuris yra prikabintas štai čia. Akumuliatorius
neatsimenu kokio gamintojo, bet mes pasižiūrėsim ko gero vėliau. Detalių čia prie jo nedaug, jisai būna pakankamai gerai suruoštas, reiškia, gamykloje surinktas, reiškia, ne, sakykime, čia visai smulkiai ant jo reikia tik uždėti, kažkokie tai angaliukai, reiškia, visokie ir ant vairo, ir viskas praktiškai. Dar kelios plasmasiukai. Didžiausias dalykas, tai reikia sužiūrėti ratų slėgį, nuvalyti stabdžių diskus nuo tepalo. Reiškia, taip pat reikia tepalas, tai aš turiu menį konservavimo, reiškia, skystis, kuris neleidžia tam daiktui transportavimo metu. Nu, gal negaliu sakyti, kad rūdyt, bet, sakykime, kažkaip pasidengti kažkokią tai, nežinau, oksidacinė danga, jeigu taip galima pavadinti, reiškia, ne? Ir kad nebūtų jie, kaip čia pasakyti, slystantis arba kokie nors blogi. Tai akumuliatorių mes turime, juasa visgi, juasa akumuliatorius. Jeigu tų akumuliatorių neiškrauti iki galo, reiškia, tai yra neprijungti tiesiai prie akumuliatoriaus kokių nors įrenginių, kurie vartoja pastovią elektrą, tai tam dalykui, tas dalykas iš esmės laiko, tarnauja apie 10 metų, ne mažiau. Gal ir mažiau, reiškia tai, bet jeigu, aišku, jūs jį iškrausite nors vieną kartą iki galo, tai jisai praranda savo talpą ir jo tarnavimo laikas labai ženkliai sutrumpėja. Ta, ką jūs įdėsite po šito, nei vienas akumuliatorius jums tiek laiko netarnaus, kiek tarnautų tas originalas. Vėlgi, su sąlyga, kad elektronikos sistema yra padaryta pagal visas instrukcijas, reiškia, gamintojo, o ne tų įrenginių, kuriuos jūs perkat iš AliExpreso ir kur parodyta, kad jungti reikia prie akumuliatoriaus, o iš tikrųjų jungti reikia ne prie akumuliatoriaus, o elementariai prie tos vietos, kur yra paruošta prijungimui. Šiuo atveju šitas motociklas turi va čia po skydelių, reiškia specialią jungtelę, kur yra vadinama aksesuarų jungtis. Ir ten visi pakrovėjai, visi, nežinau, ką jūs ten dar jungiat, reiškia telefonai, rageliai, reiškia ir navigacijos ar kas ten jums bešautų į galą prijungti, yra jungiama būtent tenais. Pasukus raktą, išsijungia ir užgesta, nevartoja akumuliatoriaus. Tokiu būdu išsaugomas yra akumuliatorius. Tai aš jau dabar jaučiu, kad šitas multikas bus labai ilgas, kadangi pliurti man šiandien visai neblogai išeina. Tai jeigu nieko prieš, tęsime. Kiek man yra žinoma, visus motociklus gamykloje išbando ant kažkokio tai stendo, reiškia, ne, ir pravažiuoja kažkiek tai su visais motociklais. Šitas, gal ne šiemet, bet prieš keletą metų yra atnaujintas motociklo raktas, reiškia, kuris, reiškia, yra tas su vidinė ašele, reiškia, ir rakto kodas prasideda ne G raidė, o M raidė, būtent, reiškia. Tai šitie raktai, kaip taisyklė, nebeužlinksta kaip senųjų, reiškia, kur iš esmės į baką įstačius, kadangi jis neįsistato iki galo, reiškia, yra galimybė, reiškia, jį palenkti į šoną arba persukti, jeigu sunkiai tas bakas atsidaro ir neužtenka proto, biškis spustelti žemyn kamštelį, kadangi jisai savo ruožtų laikosi pats už savęs. Tai yra atnaujintas, yra labai gerai. Neatsimenu tik tai, kada atsinaujino šitas dalykas, bet ne per seniausiai pastebėjau tą dalyką, kad tas raktas, yra. Porą metų gal aš nežinau. Taip pat 22, tiksliau 3 ir 4 metai jau turi ir Power Select mygtuką, reiškia, kur tu gali pasirinkti kažkokį tai režimą, kuris nėra vienas, reiškia, ne, gali biški mažiau gazo, reiškia, jautrumą padaryti, taip paprastai pavadinkim, reiškia, ne, arba šiek tiek reiškia daugiau. Kilovatų čia, aišku, nėra per daugiausiai, 54 gal, ar kiek ten jų bebūtų, labai didelio skirtumo tame tenais iš esmės nėra. Motociklas, Z serija, Z650 serija yra iškilusi iš to vadinamo ER serijos, reiškia, kuri ėjo nuo neatmenamų laikų, reiškia, prasidėjo lyg tai viskas 500-inių, paskui perėjo į ER6 ir savo ruožtų iki šiol visas tas dalykas ir keliauja, reiškia, va tokioj būklėj. Nuo 17 metų prasidėjo beje Z650 vadintis, iki tol buvo ER6. Iki tol buvo motociklai atrodė, man štai taip. Čia va yra senesnis egzempliorius, reiškia, kuris yra vienas iš
iš paskutiniųjų, reiškia, tos ER serijos. Ir nu, čia vienas iš dailesnių egzempliorių, reiškia, kuris dar iš esmės yra ir važiuojantis. Patys varikliai, nu, kaip to parodysiu, reiškia, galim pažiūrėti dabar į šitą, reiškia, gal iš kitos pusės dailiau atrodys, reiškia, ne, biški šviesos daugiau. Iš esmės labai didelio skirtumo dizaino prasmei vizualinio nėra. Techniškai jie irgi labai stipriai nepasikeitė. Pasikeitė, ko gero, labiausiai tai yra emisijos reikalavimai, kadangi nu, išmetimas Euro 4, 5, 6, reiškia, kiek čia buvo. Tai vizualiai praktiškai tas pats, gal dingo kažkokie tai dryžiai ant variklio, kurie simbolizuoja nu, klasikinį tą, reiškia, dizainą, bet iš esmės variklis yra nu, praktiškai tas pats. Važiuoja jie kaip nežinau kas, net nežinau kaip įvardint, reiškia, nu sakykime, geriau negu kad galėtum pagalvoti, bet aš kalbu būtent apie naujus, o ne apie naudotus. Dėl to, kad naudotas jūs nupirkę, nu, kaip čia pasakyti, aišku, man lengva šnekėti, aš čia naują šalia turiu, reiškia, bet, sakykime, tas naudotas, nu, bus tikrai pagainiotas, kadangi tas motociklas ir taip yra biudžetinis, reikia nepamiršti. Vienas iš tokių pigesnių, jo kaina neviršė to psichologinės ribos, tai yra 10 000 eurų. Ir naudotą poros metų pirkti praktiškai neapsimoka, reiškia, tada geriau, žinokit, pasiskolinti keletą tūkstančių, jeigu yra galimybė, ir nusigyti naują. Bendroji sumuoja per tą laiką, kiek jūs tą motociklą turėsit ir naudosit, jums labai tikėtina, nu, išeis pigiau. Dėl to, kad bus tiesus, nekreivas, važiuos tinkamai, posūkius važiuos tinkamai, užsives, reiškia, ir netrūkčios su veikiančia sankaba ir visokiais kitokiais reikalais. Čia yra antras jau faceliftas šito Z650 serijos nuo 2017 metų. Tai kiek čia yra? 3 ir 4 grubiai praėjo jau. Tai apie 7 metai ir biški faceliftas yra šiek tiek gražesnis. Aš galbūt įdėsiu kokią nors nuotrauką, lyg tai buvo pas mane. Pradžioj būdavo su halogeninė lempa, o paskui pradėjo eiti su LED žibintu. Tiesą pasakius, žinokit, aš turiu ir tą senesnę versiją, tai yra pirmoji versija. Štai čia vat, pas mane yra ta pirmoji versija. Nu, matot, lempa šiek tiek skiriasi, truputėlį skiriasi ir patys plastikėliai. Reiškia, biški, va čia vat, dizainas pats tas šiek tiek kitoks, man atrodo, bakas lyg tai tas pats. Jeigu aš neklystu, reiškia, variklio dizainas spalvom skiriasi šiek tiek, bet iš esmės vėliau jis čia 17 metai, reiškia, jis vėliau pasidarė, reiškia, šiek tiek kitoks. Duslintuvas čia nais yra van štai toks, kur čia bakelis šitas yra atskiras. Ant to motociklo tas bakelis yra, nu, kaip čia pasakyti, vientisas kartu ir jų negali atskirti nuo pačios išmetimo sistemos. Va, kaip matot, čia susijungia, reiškia, ir viskas. O anas yra atskiriamas kartu, reiškia, nuo pačio viso to reikalo. Čia yra katalizatorius stovi, 2 lambda zonai, kadangi Euro 6 sistema, jis turi matuoti katalizatoriaus efektyvumą. Pirmas matuoja mišinį prieš katalizatorių, kaip sudega, o kitas matuoja mišinį už katalizatoriaus, kaip sudega. Lambda zondai yra reikalingi tam, kad realiai nesmirdėtų ir nedžiūtų lapai kieme, apie ką mes labai dažnai nepagalvojam. Garsui ir galiai katalizatorius įtakos neturi. Taigi tie, kurie sugalvoja, kad jo reikia atsikratyti, tai jūs... Tai motociklas iš gamykloje paletės pakraunamas su įjungtų bėgiu, tai prieš nusiridenant nuo paletės jį reikia išjungti laisvą bėgį, taipogi reikia nusivalyti stabdžių diskus tiek priekyje, tiek gale. Grandinė iš gamyklos būna įtempta jau tinkamai, tačiau patikrinti vis tiek Kawasakis tą dalyką prašo. Taip pat ir prašo, nežiūrinti tai, kad visi varžtai yra prisukti ir labai dažnai netgi pažymėti, kad prisukti, vis tiek prašo patikrinimo, reiškia, kaip minimum. O čia labai gerai matosi, dabar tokia žalias skystimėlis, reiškia, pačiam varžtelė yra. Tai čia nais yra būtent gamykloje
įdiegtos sistemos, kuri paterlioja varžtą fluorescencinių kažkokiu tai daiktų, kuris matosi paskui fotografuojant ar filmuojant per kamerą, kur yra apšviesta ultravioletinė šviesa, reiškia, ir jisai pradeda ryškiai spindėti. Ir tokiu būdu, reiškia, dirbtinis intelektas, jeigu taip jį galima pavadinti, nusprendžia, ar prisukti visi varžtai, o galbūt kažkokio tai trūksta. Ir jeigu kažkokio tai trūksta, tai labai tikėtina, kad jį tenais gamykloje ir pakoreguoja. Tuo tarpu rėmo varžtai, matyti, yra fiksuojami, reiškia, kažkokiu kitų būdų, reiškia, pažiūrėkit, čia irgi ant varžto žalia, reiškia, ryškiai matosi, reiškia, čia irgi žalia išterliuota. Tai gal man dar pabandyti paieškoti ultrafioletinės lemputės? Galbūt pasižiūrėsim, kaip jie šviečia. Gerai, aš pagalvosiu, galbūt surasiu, kol mes šitą dalyką surinkinėjom. Taip, tai šakių varžtai, reiškia, o čia irgi žalia, reiškia, viduj pačiam varžtelėje, kur čia jis bebūtų, reiškia, ne, o čia kažkokiais dažais pažymėta. Čia jau nebe toj vietoj prisukta, nebe ten pat matyti, reiškia, stabdžių diskai yra su tokiu prisukti. Tai žodžiu, reiškia, dabar nusivalyti reikia stabdžių diskus tiek priekyje, tiek gale. Priekį nusivalau beveik viską, įskyrus tą vietą, kur negaliu prieiti, reiškia, kur dengia stabdžių suportas, reiškia, ir pats biškis sparno tas kronšteinas. Gale, aišku, nusivalyti galima viską iš pirmo karto be didesnių problemų. Valant diskus, jeigu taip atrodo, kad jie švarūs, tai tikrai taip nėra. Visą laiką būna popierius, kaip minimum juodas. Tai čia, aišku, valymas labai primityvus, reiškia, su stabdžių sistemos valikliu, arba kitaip sakant, riebalų valikliu. Mes susipurškiame skudurėlį ir nusivalome tą paviršių, kuris yra naudojamas stabdymui. Tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, ir ryšim su to, kad yra dvi stabdžių kaladėlės. Blogai matosi, reiškia, ne? Sakykim taip, nėra labai gerai. Likusią dalį nusivalysiu jau tada, kada nusivalysiu motociklą nuo paletės. Paletės, aišku, reikės atsikratyti, dėl to, kad jinai man čia viduj visiškai nereikalinga ir tiesiog elementariai trukdo apsisukti, jeigu taip jau paprastai pavadint. Tai kai tik tai tas dalykas įvyks, mes tą paletę, žiūrėkit, purvinas, o atrodo visiškai švarus. Tai, kaip minėjau, sutepta antikorozinių kažkokiu tai reikalu, kuris neleidžia tam stabdžių diskui, nežinau, surūdyti, aprūdyti, reiškia, ar kaip nors kitaip susigadinti. Galinio stabdžių disko procedūra yra absoliučiai ta pati. Tik tai jis kaip taisyklė būna dar purvinesnis, bet jį yra lengviau nuvalyti, dėl to, kad yra galimybė pasukti ratą. O taip, visai burzina. Mes švarų lapą atlenkiam, kaip sakoma, ir pavalome dar kartelį. Baigėsi mano skystis, reikia ko gerai pasipildyti. Pavalome dar kartelį, aš turiu minti iš kitos stabdžių disko pusės. O taip. Biškiai gal tamsoka ten, bet iš to kampo labai tingiu, žinokit, dar vieną lempą kabinti, reiškia, neprisiruošiu. Čia vieną dirbtuvėse aš pasikabinau, tai bent jau čia truputį šviečia. Kitoje pusėje irgi reiktų dar vienos, bet yra kaip yra. Laiko trūkumas nusprendžia už mane, kurios darbus aš galiu pasidaryti dirbtuvėse savo, tada, kada aš netingiu tą dalyką padaryti. Tai nuo paletės geležinės nusiemu tą motociklą aš visiškai vienas. Keltuvėlis yra mano, kaip čia sakyti, priimtinas būdas, reiškia jį pasikelti taip, kad aš galėčiau nukrapštyti, kaip čia sakyti, taip, kad nukrapštyti nuo prisuktos tvirtinimo, reiškia, tokiu būdu, kad jisai man nenusiverstų. Nereiktų, kaip sakoma, trečių rankų jo prilaikymui. Ir viskas, motociklas nukrapštytas nuo paletės. Ir toliau, ką toliau? Reikia atsikratyti geležų. Tai prieš toliau tęsiant kokias nors manipulacijas su motociklu, reikia papildyti benzino lygį. Kadangi iš gamyklos ateina jie, kaip sakoma, tuščiu baku transportavimui. Su baku yra, su pilnu baku benzino arba kiekio ten bebūtų yra nepriimtina, bet kvapas visada lieka. Žinokit, kvepia benzinas, iškart galiu pasakyti, kur kas skaniau nei pas mus. Jį galima, kaip sakoma, visai neblogai, reiškia, pasigaivinti. Turiu pasiruošęs
benzino, bet kadangi motociklų bus ir daugiau, visko negaliu išpilti. Paprastai įpilu kažkur 3 litrus. Pradžiai žmogui nuvažiuoti iki degalinės, kaip sakoma, beveik visiems užtenka. O benzino papildymas, reiškia, procedūra, kaip patys suprantat, yra labai nesudėtinga. Ir beveik galiu garantuoti, kad kiekvienas anksčiau ir vėliau esate tokiu reikalu užsiiminėjęs. Iš baklaškės pripilt labai paprasta, svarbu tik tai, kaip čia pasakyti, neparapilt pro šoną, aplastyti naują motociklą nesinori, ir labiau, kad motociklų nuvalymų nuo tų vadinamų gamyklinių dulkių, reiškia, aš neužsiemu. Pusę, žiūrėkit, apsipyliau. Baklaškė turi vieną labai nedidelį trūkumą, jos kamštelio šita dalis, reiškia, yra užapvalinta. Ir kadangi, jeigu kas nors supranta skysčių dinamiką, reiškia, tai per užapvalintą kraštą benzinas, galima dar biškį pilt, kažkaip vizualiai mažai atrodo. Ne tik benzinas, bet koks skystis, reiškia, bėga per užapvalintą kraštą ir užsilenkia per tą užapvalintą kraštą. Už tai, kaip sakom, per tą butelį paprastai ir varva per galą, reiškia. O čia lašeliai, rankos šlapios. Gerai, kad su pirštinėm, tai paskui smirdės, blemba. Smirdėtų, reiktų sakyti, gal taip, jeigu tiksliau jau visai. Taip, likviduojam leiką ir uždarom bako kamštelį. Bakas beje pas motociklus paprastai užsidaro prispaudžiant šitą reikalą, ne už rakto, o už pačio kamštelio. Tokiu būdu jūs, kaip sakoma, išsaugosit raktą nesulankstę. O šiuo atveju, tas gal nėra taip stipriai aktualu, kadangi, kaip ir minėjau, raktas yra, kurio numeris prasideda su M raidė, lyg tai taip. Tai va, toliau procedūra yra nuimti štai šitos dalykėlius. O, žiūrėk, čia balvankėje uždėta viena su salindbloku ant gumos, reiškia, kad sugertų vibraciją nuo generuojamo variklio. Ai, čia uždėta, žiūrėkit, aš galvojau, kad nėra, gal pas Z900 lyg tai nebūna. Pas kažkurį tai iš tų motociklų, reiškia, nebūna jų uždėti, jie būna supakuoti. Sankabos trosas. Sankabos trosas irgi užsideda sąlyginai paprastai. Reikia tik tai įtaikyti. Nežinau, kodėl visada čia būna, reiškia, bet kaip sudėtas toks jausmas kartais, kad, reiškia, netgi jie tą sankabos rankenėlę čia, kaip čia pasakius, sankabos tą rankenėlę jie čia kažkaip bet kaip, reiškia, arba naudoja gal kažkokią kitą, nežinau, matot, gamybos procesų metu, kurio vietoje jie tą motociklą išbando. Tai gal, aišku, išbando, kaip čia pasakyti, nugi, lendam, va, įlinda, reikia dabar palenkti rankenėlį į priekį ir ištraukti trosą. Įsitikinti, kad neužsikabino už pačios rankenėlės ir prakišti pro griovelius. Griovelius. Taip, tik tai reikia susukti dar viską iki galo. Taip yra lengviau. Čia aišku vieną ranką aš nepadarysiu. Gerai. Tai šito proceso ko gero nematysit. Tiesa, dar reikia paminėti, kad sankabos troso laisvumas, čia gal netgi vos ne per mažas, gal netgi dar, sakyčiau, reiktų šiek tiek padidinti laisvumą. Turiu paminėti, kad sankabos troso laisvumas nereguliuoja sankabos, reguliuojamas yra tik tai sankabos troso laisvumas. Tai rankenėlės laisvumas iki to momento, kol pradeda spaust, turi būti maždaug čionais apie 2 mm. Ir tai čia minimum. Ir kitas dalykas yra, reiškia, šitoj vietoj laisvumas. Ne laisvumas, o momentas, kada pradeda važiuoti motociklas. Motociklas turi važiuoti praktiškai, kai atleidi per vieną pirštą. Va čia turi jau jaustis, kad jį po truputėlį tą sankabą, kaip sakoma, tempia. Čia kalbant apie laisvą eigą. Ir paleidus šitą rankenėlę, už kurios susikabina trosas, turi turėti laisvumą pirmyn atgal. Jeigu jo nėra, yra elementariai deginama sankaba, reiškia, gal ne iš karto, bet čia tas dalykas paprastai pasijaučia, nuvažiavus kažkiek tai kilometrų. Tai už tai ta priežiūra yra tikrai reikalinga. Rankenėlių sutepimas reikalingas pakankamai dažnas, ypač jeigu važinėjai šlapių orų. Ne tik sutepimas, valymas irgi. Jeigu važinėjai per šlapę orą, tai yra lietų, arba labai mėgsti dažnai plauti motociklą su chemija. Putos, kaip žinom, reiškia, yra rūgštis, o blogai nuplauta rūgštis ėda.
graužia ir kitaip gadina, reiškia, motociklo išvaizdą. Ypač, reiškia, pirmieji požymiai, reiškia, tai pradeda baltuoti, van štai šitas. Pirmieji požymiai, aš turiu minį, kad netgi nežiūrint tai, kad motociklas švarus, nedaplaunamas yra plovimo chemija. Nedaplaunama yra plovimo chemija. Tai pirmiausia čia, paskui pradeda matytis ant varžtelių. Pirmiausia, tai aišku, ant apatinių, dėl to, kad apipurškus viską putom ir nuplovus iš vandenius iš viršaus, reiškia, nepakankamų kiekių, tas vanduo, tekėdamas žemyn, jis nutempia visas tą chemiją, reiškia, žemyn, kuri savo ruožtu lieka tose vietose, kur yra, gali formuotis lašelis. Kadangi motociklas stovi ant kairės pusės, tai pirmiausia, reiškia, matosi ant šitų apatinių varžtelių. Čia va pradeda baltuoti, reiškia, šitas dalykas, jis praranda, blizgėsi, va šitą traukutę, reiškia, lygiai taip pat. Ir taipogi tas pats darosi, reiškia, su šitais varžteliais, reiškia, dėl to, kad čia nuo sparno nuteka, aplink varžtelį laikosi tas vanduo su putom, kurios yra ne iki galo nuplautas, ir be abejo pradeda baltuoti. Bet pirmiausia, pradeda baltuoti ant žarnelių šitie metaliniai angaliai, kurie šiuo momentu yra juodi, reiškia, o paskui pasidaro užsioksidavę. Kaip atrodo užsioksidavę, aš jums taip pat parodysiu. Reiškia, va, pirmiausias čia yra požymis, kad tas motociklas buvo plautas su chemija, reiškia, kuri būdavo nenuplaunama iki galo. Reiškia, tai kaip matot, pabaltavęs ir varžtas tas, reiškia, ir šitas daiktas, taip pat ir šitie varžteliai, reiškia, matot, tokie yra, neblizgantis, reiškia. Taipogi ir ant šito motociklo galiu parodyti, pradžia yra jau, reiškia, o matot šičia. Taip pat ir varžteliai, reiškia, pavyzdžiui, va čia nais, kadangi vanduo čia gali nutekėti, čia užsilaiko, reiškia, rūgštis, kurią jūs užpurškėt su putom negailėdami, reiškia, nes be putų motociklas nenusiplauna. Tai va, čia dar ne viskas, aišku, aukštas slėgis į grandinę ir kaip sakoma, kad gerai atmuštų purvą, reiškia, irgi, priveda prie grandinės pakeitimo anksčiau laiko. Ir prie šito reikalo aš turbūt daugiau nežinau, ką aš čia galėčiau pridėti, reiškia. Kaip motociklą plauti yra parašyta motociklo instrukcijoje. Jeigu jūs jau taip išeis, kad nusipirksit, gerai, nusipirksit, įsigysit naują Kawasaki. Taip gražiau skamba, reiškia, ne? Tai vartotojo instrukcija labai tikėtina, kad bus pogalinė sėdinė, kurią aš pats tenais ir įdėsiu ir paruošiu. Taip, pasiemu šitos daikčiukus. Jeigu taip jau išeina, kad įsigijot naują Kawasaki ir radot va tokias balvankės, tai, nepykit, būsiu labai dėkingas, jeigu po 1000 kilometrų gražinsit. Nes turiu pripažinti, kad aš jas gan dažnai pamirštu nuimti. Tai mes dabar ir panaudosime tą kartoną dėžės, reiškia, kuri buvo supakuotas motociklas nuo tiesioginių aplinkos dulkių. Pasižiūrėti, kogi čia yra toje dėžutėje paslaptingoje, kurie ateina kartu su motociklu. Taip, plasmasės mums nereikia. Išleidžiam orą. Žiūrėkit, 25 metam žali sparnelį įdėti. Palaukit, aš jūs gal kaip nors gražiau pasidėsiu, gerai, kad man būtų patogu tą dalyką išpakuoti. Šitai pasilenkęs truputėlį, reiškia, prie šito visų reikalą. Žiūrėkit, kokie žali gražus. Aš juos čia visada taip pat išsipakuoju ir pasiruošiu sumontuoti. Tikrai gražu, žiūrėkit, kaip jie čia užsidės gražiai. Taip pat. Bus visai gražu. Aš taip įsivaizduoju, nežinau, čia matėsi kas nors, bet, turėjo matytis. Taipogi yra veidrodėliai. Veidrodėliai. Kairė ir dešinė. 2 veidrodėliai, kuriuos reikia sumontuoti ant klijų, kadangi kitaip jie atsisuka. Yra instrukcija, kuri yra atnaujinto dizaino. Aš jos neišpakuosiu, reiškia, bet nusipirksit, pamatysit. Dėžutė tuščia, čia daugiau nieko nėra. Žodžiu, reiškia taip, instrukcija eis po sėdynę. Čia dar yra tokių varžtelių komplektėlis ir plastikinių šaibučių. Ir tarp jų yra viena tokia paduškėlė, kuri klyjuojasi, neatsimenu kur, bet man atrodo, štai čia. Dar šitą dalyką reikės patikrinti. Čia yra tam, kad jisai neįsiremtų tiksliau būtų šioks toks tempimas ir nebarškėtų. Jeigu gerai pamenu, tai čia klyjuojasi tas daiktas.
o gal ne, gal kažkur kitur klijuojasi. Gerai, šitą dalyką aš dar patikslinsiu, reikia atsidaryti Kawasaki surinkimo instrukciją, niekad neatsimenu, žinokit, kuris klijuojasi, su tiek surinkinėjęs jų, kad jau skaičių pametęs, o kur klijuojasi, neatsimenu. Šitie dalykėliai užsideda labai paprastai, 2 varžteliai ir savo vietoj, užsisuka veidrodėliai ir viskas, ir daugiau čia nieko nėra. Veidrodėlius galima iškart ir užsukti, reikia tik tai nueiti pasimti klijų ir raktelį. Raktelį, kuris yra numeris 14. Numeris 14 ir lašelį klijų. Klijai padės tam daiktui neatsisukti nuo vibracijos, reiškia, o jeigu reikės nuimti veidrodėlį, tai tuo pačiu ir labai lengvai nusiema. Klijų tai tik lašiukas truputėlį ant sriegio, kad jisai išsimozuotų, reiškia, aplink, kaip prisukinėsiu tą veidrodėlį. Ir toj vietoj praktiškai viskas. Nereikės nueit patikrinti, kur prisisuka tas reikalas. Taip, tai čia yra dešinės pusės veidrodėlis. Prisukam, pagal ką sprendėm, kad čia yra dešinės pusės veidrodėlis. Tai yra labai paprasta. Skylutė vandeniu ištekėti yra apačioje. O jeigu prisuksite tenais, jinai nebus apačioje, jinai bus irgi nebus viršuje, jinai bus apačioje. Bet, laukit, kaip čia dabar išeina. Jeigu aš jį prisuksiu čia, tai prisukus veidrodėlį, jis atsidūrė čia. Ir jeigu tu jį apsuksi į priešingą pusę, reiškia, skylutė bus viršuje. Tai, tai mano mintis buvo teisinga. O šiaip tai, jeigu ką, tai ant pakuotės būna užrašyta. Left hand, right hand, viskas labai paprasta. Tai čia tiesiog prisukimas man štai toks. Kiek prisukt, kaip sakoma, ranka atmušta ir jie turi pagal Kawasaki eiti tiesiai su vairu. Kitaip ir jos nieko nematysit. Čia yra kairinis sriegis ant viršutinės tos vadinamos kontragaikės, tai jis prisisuka į priešingą pusę. Ir be abejo reikia nuleisti gumelę, kad dekoratyvinis vaizdas būtų kur kas gražesnis. Taip, prisukam ir antrą veidrodėlį. Rasiu viską čia sukam, tai mes viską taip ir prisuksim. Taip kaip reikia. Jau per daug. Čia jau reikia grąžinti atgal. Na gerai, grąžinsim atgal. Kai prisuksim, reiškia, šitą visą reikalą. Taip. Ir į kairę, į priešingą pusę. Išlyginam su vairu. Ir prisukam vėlgi į priešingą pusę. Nugi, nepasiduoda kartais tas daiktas. Reiškia, ir viskas, plius minus kažkaip tai taip, galima aišku dar palyginti veidrodėlius, reiškia, kad jie dailiau atrodytų. Motociklas su veidrodėliais nebeatrodo taip gražiai, kaip atrodė be veidrodėlių. Bet, be veidrodėlių, ko gero, dėdės policininkai jūsų nemylės. Tai Kawasakis liepia prisukti šitą visą reikalą kažkiek tai ten džoninių metrų. Gumelė, ta paduškėlė klijuojasi štai šitoje vietoj. Reiškia, ir uždėjus šitą visą daiktą į vietą, jinai remiasi ten į tokį pakilimą ant rėmo. 2 varžteliai, kadangi ne pirmą kartą suku, tai žinau, kiek ugadugų man reikia, kad jisai laikytųsi ir nepabėgtų. Taip, šitas varžtas niekada nenori prisisukti. Iš pirmo karto reikia prilaikyti iš kito galo. Akumuliatorius, aišku, būna supakuotais varžtukais atskirai. Ką reikia patikrinti yra, kad būtų daugiau negu 12,4 volto. Jeigu yra mažiau, tai tada tiesiog jį reikia elementariai paimti ir pakrauti. Vienas laidas bėga nuo manęs, galima patikrinti, kol bėga. 12,7,7. Tai va, viskas tvarkoja, akumuliatorius geras, galima dėti vietą. Kad įdėt akumuliatorių čia nais, reikia nusimti, 5 varžtukus atsisukti ir nusimti sėdynės priekinį kronšteiną. Tai yra viena detalė. Ir taip pat reikia nusimti akumuliatorių prispaudžiantį kronšteiną, kad jisai elementariai nesibaladotų. Įsideda akumuliatorius ir prisisuka šitie daikčiukai.
Čia irgi nieko ypatingo, svarbiausia tik tai neperviršti taip, kad neprasisuktų veržlė po apačią, kadangi, kaip čia pasakyti, ten labai yra minkštas šitas vadinamas kontaktas akumuliatoriaus, va taip pavadinkime tą daiktą. Yra gan paprasta visą šitą reikalą padaryti. Reiškia, tik tai reikia nusitaikyti. Taip, tai čia, aišku, man dabar nepatogu bus viena ranka visą tą dalyką daryti. Nu gerai, su pusantros rankos darau, bet galbūt man pavyks. Kadangi viskas, kaip čia pasakyti, neišdraskyta ir kontaktų papildomų po akumuliatorium nėra, man tikrai pavyko. Keletas sugadugų ir beveik viskas. Taip, šitą reikia tik tai patraukti priekį, nes paskui neišeina to dalyko padaryti tinkamai. Nugi, vėl neišeina viena ranka, reikia dviejų. O, pavyko. Taip. Ir viskas čia šitoj vietoj su akumuliatoriumi yra pabaigta. Dabar dedasi akumuliatoriaus laikiklis. Jeigu, nežinau, čia gal nereikia, čia visiems turbūt ir taip aišku, ne? Kaip čia viskas susirenka ir išsirenka. Bet gal kam nors praverstas dalykas gyvenime. Pasižiūrėsit, kaip reikėjo surinkti, kai buvo iš gamyklos. Kadangi jūs gavot motociklą, kurį kažkas jau suniokojęs. Tai čia yra dar du šitie tokie laidų laikikliai. Nežinau, kokiu čia tikslu jie dėti. Aš jų paskirties nesuprantu. Bet yra, tai kaip sakoma, reiškia yra matyt inžinieriai sugalvoja, kad jie čia yra reikalingi dėl vienokios ar kitokios priežasties. Tai tie laidų laikikliai, aišku, prisisuka kartu su šito kronšteinu ir tam yra skirti du varžteliai, kurie įsisuka į tą vadinamą motociklo rėmą. Taip, kartu su tais kronšteinais čia yra visada gan sunku pataikyti į skylę ir yra labai lengva kreivai įsukti varžtelį, nepataikyti į sriegę. Todėl visą laiką pradedu šitoje vietoje rankutėm ir pabaigiu su tinkamu įrankiu. Va, po 3 sugadugas čia įsirangumos, kad biškį sugertų pati sėdinė ir, kad sugertų vibracija ir pati motociklo sėdinė, reiškia, sakykime taip, nebūtų tiesiai. Galinė dalis sėdinės taip pat yra angumos. Ir čia dar yra paduškėlės va šitoje vietoje, jums turbūt nesimato. Paduškėlės va šitoje vietoje yra. Va tokios, kurios irgi, kaip čia pasakyti, apsprendžia, kiek vibracijos yra sugeriama. Dar priekį paduškėlės pasirodo yra. Tai ta sėdinė įsiremia čia nais, užsikabina ir gražiai pasideda į savo vietą. Taip, šitų motociklų sėdinė yra pakankamai minkšta. Instrukcija, kaip matot, po sėdinę. Man dar lieka pajungti kompiuterį, užregistruoti motociklą Kawasaki sistemoje, nustatyti laikrodį skydelio, bet užvest motociklą mes jau iš esmės ir galim. Tai kol motociklas naujas ir neužregistruotas, mirksi check engine lemputė. Kaip matot, 1 kilometras ir daugiau nieko, 1,6 kilometro. Tai va, ant stendo pravažiuota 1,6 kilometro. Reiškia, daugiau mes šiandien nieko neturim. Servisą pirmąjį negalima jau nustatyti, dėl to, kad reikia nustatyti pirmą laikrodį, bet mes pirmiausia nustatysim kuro suvartojimą, kad rodytų litrus 100 kilometrų. Mes, kaip sakoma, kilometrų litrui nesuprantam ir tai yra ne mūsų išmatavimas, o grinai japoniška fiškė. Ir kas čia dar? Servisas. All change rider setting Kawasaki servis. Gerai, tuoj, bet kol kas užkuriam. Reikia pašildyti iki, gal iki darbinės temperatūros nereikia, bet šiek tiek jį reikia būtinai pakuriant. Svarbiausias dalykas, kad pirmiausia, kad užgestų tepalo lemputė. Iš pirmo karto nesikuria.
Dar kartelį. Nu va, birbenasi. Kol birbenasi motociklas, reikia eiti pasižiūrėti, ar pakanka aušinimo skysčio. Tam dalykui reikia pasišviest bakelį iš kitos pusės. Visai gražiai šviečia lempa. Opa, net blizga. Taip, bakelis aušinimo skysčio randasi čia. Nežinau, ar jūs ką nors girdit, bet aš pabandysiu šnekėti. Va, aušinimo skysčio yra tarp normos ribos. Praktiškai per viduriuką, tai reiškia, kad pakanka. Kadangi aušinimo skysčio lygį reiktų tikrinti ne ant šalto variklio, o ant darbinės temperatūros, po to, kai keletą kartų suveikia ir išsijungia ventiliatorius, tai iš praktikos galiu pasakyti, kad jeigu yra tiek, ant karšto bus praktiškai 2/3 daugiau. Tai beveik pilnas be lašelio, kaip sakoma, iki to, iki viršaus. Dar reikia patikrinti, ar veikia stabdžiai, kas šiuo atveju puikiai veikia. Rankenėlė veikia, tai turiu omeny lemputė. Taip pat galinis, reiškia, stabdis, kad būtų veikiantis posūkiai. Ir šiai minutėj, ko gero, viskas. Daugiau nėra ką patikrinti. Lauksim, kol sušils iki darbinės temperatūros. Tiesiog, kad sušiltų iki darbinės temperatūros. Daugiau jokios paskirties nėra. Gerai, gal yra paskirtis, bent jau pasižiūrėti, gal kažkur varva, netyčia kas nors ten pradeda varvėti, ar kažkokiu tai būdu ten ne viskas yra, taip kaip norėtųsi. Ir va, kol susitvarkiau su kompiuteriu, 92 laipsniai, laikrodis nustatytas. Reiškia, dar ką perjungiu visą laiką, tai yra laikrodžio formatą į 24 valandas. Kaip bebūtų, mums yra paprasčiau tą dalyką suvokti ir nustatau tepalo keitimą po 1000 kilometrų. Tai čia pirmasis aptarnavimas. Kaip ir velnias nepataikiau. Va. Ir taipogi nustatyta blemba, nepataikiau vėl. Gerai. Taip ir taip. Va. Čia šitas yra, kurį nustato Kawasaki automatiškai, reiškia reikalą. Jo pakeisti negalima. Tepalo keitimą galima pamažinti. Tai, nepamažinti, bet pasireguliuoti, pasikoreguoti, kaip savo pačiam būtų, reiškia, patogu. Tai išeinam iš meniu. Nugi. Nenori iš meniu išeiti? Kodėl? Išėjo iš meniu. Kaip ir viskas, 100 laipsnių. Ventiliatorius dar neveikia, bet turbūt tuoj suveiks. Ir kai suveiks, mes, kaip sakoma, ir gesinsim tą daikčiuką. Birbė tai visai padoriai. Padoriai turiu minį, kaip gali padoriai birbti 2 cilindrų variklis. Tai reiškia, man ne prie dušios, bet geriau negu kai kurie kiti, tai tikrai. Stabdžiai kažkokie tai yra. Taip, stabdžiai kažkokie yra. Tai ką, instrukcija, kaip ir minėjau, po sėdynę. Veikia ventiliatorius. Gesinam variklį. Ir dedam sėdynę atgal į vietą. Viskas, raktas spinoj. Motociklas beveik yra paruoštas. Sutikrinsiu aš turbūt varžtus už kadro, kad nebetemt gumos. Jau čia mes ir taip, kaip sakoma, ilgai prie tų ekranų sėdim, o dar liko vienas visas aparatas. Tai paskutinis dalykas, kurį mes dar padarysim, tai yra pasižiūrėsim padangų slėgį, kuris yra šiuo metu. Ir papildysime netgi šiek tiek daugiau, negu kad numatoma iš gamyklos. Labai tikėtina, kad motociklas bent keletą mėnesių dar pastovės. Pasiemam padangų slėgio tikrintuvą ir vyniuojam visą žarną, kurią turim, kad užtektų. Tai čia visas tas reikalas yra labai nesudėtingas.
Reiškia, mums svarbiausia tik tai neįstiliuoti rankų į grandinę. Op. Taip, turim 1,83, o turėtų būti 2,6. Netgi ne 2,6, o 2,5 galė turėtų būti, aš pripūsiu 2,7. Labai tikėtina, kad iki pavasario jis pas mane išeis, netgi galima ir 2,8 palikti. Tai iki pavasario jis bet kokiu atveju išsigaivalios, reiškia, ir pavasarį ar taip reikės pripūst. Tai čia tiesiog dėl šventos ramybės. Nu ir priekinis, labai patogiai man čia pavyko pasistatyti tą motociklą, reiškia, kadangi ventilis yra toj vietoj, kur aš prie jo galiu prieiti. Ir vėlgi, op, taip kaip čia dabar ir jum parodyt. O taip, nugi. Biškį išleidau, 1,5. Nu, tai reikia daugiau, aišku. 1,8 turėtų būti 2,25. Nu, pripūsim 2,4. Reiškia, iki pavasario ir šitas irgi išsigaivalios. Padangų slėgiai, jeigu taip jau žinokit, vat iš praktikos, ką aš galiu pasakyti, reiškia, ne tik pagal savo ratus, bet taipogi ir pagal kitų motociklų, kurie atvažiuoja pas mane, nu, ratus, reiškia, sakykim taip, oro slėgiai. Tai labai daug kas iš važinėjančių, nu, šiuo atveju labai tikėtina, kad jūsų pačių, netikrinat padangų slėgio. Ir labai dažnai susigadina padangos vien dėl to, kad yra per mažas slėgis. Dėl to, kad padanga nesiremia ta vieta, kurioje yra suprojektuota remtis į kelią, asfaltą ir kaip nors kitaip, susidaro per didelė šiluma ir savo ruožtų dyla, reiškia, ne per centrą, o kraštuose duobės atsiranda dar priedo visi vairo goliai ir visokie kitokie dalykai, susidaro kantai, per kuriuos guldant į posakį sunku įvažiuoti. Nu, žodžiu, visi kiti niuansai išplaukiantys, žodžiu, logika, tai ne logika, o išvados yra tokios. Išsivarėt pavasarį motociklą, reikia patikrinti bent 5-6 kartus slėgį. Nu, grubiai kartą per savaitę mažiausiai. Ir tokiu būdu jau patys pamatysit, kad 6 ar 7 kartą tikrinant, jau tas slėgis bus toks, kokį jūs jį palikot. Tikrint šaltą reikia ratą, kaip bebūtų šiltas ratas, bet kokiu atveju rodys didesnį slėgį. Nu, vanduo, kaip bebūtų plečiasi, oras, kaip bebūtų plečiasi sušilęs. Ir praktiškai iki vasaros pabaigos, nu, kol atšala orai, galite važinėti, labai tikėtina, kad tas slėgis laikysis visada toks pat. Rudenį vėl ta pati procedūra. Jeigu važinėjant prie šalto oro, tai slėgį reikia tikrinti irgi grubiai kartą ten per savaitę ar 2, nu, žiūrint, kada važiuoja, vėlgi pagal orus. Nu, tai kad niekas nesakytų, kad neužsukau kamštelio, reikia užsukti kamštelį. Kai nepatogioj vietoje. Nagi, negi čia dabar stumdysi motociklą. Reikia užsukti, va. Ne pirmą kartą šitaip. Nu ką, tai reikės iki ištrankyti. Visgi patogiai, va. Nu, paspyriau, kaip sakoma. Tai prisiminiau, kad neužsuktas. Nu, dailus daiktas. Visi nauji gražus, žinokit, nieko negaliu kitaip pasakyti. Visi dailus, visi gražus, blizgantys. Dulkės paliekam nusivalyti savininkui. Reiškia, nu, transportavimo dulkės, reiškia, ne, sakykime, jie vis tiek per balas, per smėlius niekada nevažiavę. Tai paliekam nusivalyti savininkui. Nu, šiuolaikiniai dažai, kaip sakoma, nežinau, ar čia ekologija priverčia, reiškia, nu, nepriverčia, bet, sakykime, padaro juos tokius, ar kažkokios tai kitos bėdos, reiškia, bet, sakykime, braižosi labai lengvai. Tai už tai norėtųsi atiduoti dailų, o paskui jau kaip žmogui pačiam prie dušios, tai taip ir atlieka jisai visas valymo, prausimo ir plovimo procedūras. Aš tik tai galiu prokonsultuoti, jeigu atvažiuoja pirmajam aptarnavimui. Taip pat tiesa, per pirmąjį aptarnavimą visus motociklus, nu, bent jau tuos, kurie prašo, paderinam šiek tiek pagal vairuotoją, sakykime, ergonomiką. Tai yra stabdžių pedalo aukštis, kad būtų patogu paspausti, reiškia bėgių kojelės aukštis, kad būtų patogu pakelt aukštyn, nuleist žemyn. Rankenų pozicija pagal žmogaus padėtį, nu, kadangi mes visi skirtingi, pas vienus pečiai platos, pas kitus žemesni. Tai ir atstumas, reiškia, nuo vairo, reiškia, skiriasi iki tų pečių. Tai savo ruožtų turi būti, nu, kaip sakoma, patogu. Žmogus, aišku, nu, tokia būtybė, kuri pripranta praktiškai iš karto. Reiškia, ir jam didesnių problemų nėra. Reiškia, ilgiau, nu, kaip neilgiau iš tikrųjų, 2 kartus pravažiuoja, paskui 3 kartą važiuoja, neatsimeni, kad jau buvo nepatogu pirmus 2 kartus. Ir tada jau atrodo, kad kitaip niekada gyvenime ir elementariai nebuvo. Tai va, su šituo tiek. Einam krapštyti
ZX6. Tai toliau einam prie Kawasaki ZX6. Šeštas mūsų stovi čia, ZX6. Reiškia, ir man jį reikia pasistatyti šiek tiek patogiau. Man jūs turbūt reiktų kažkur tai pasidėti, kadangi viena ranka aš čia šito dalyko tikrai nepadarysiu. Visgi, kaip bebūtų, pakuotė sveria 200+, reiškia, ir, nu, kaip čia pasakyti, nėra taip ją lengva pastumti. Nors atrodo tai tikrai, kad lengva. Manau, kad tai bus gerai. Prie visų varžtų turiu prieimą, ten jeigu kažkas trukdys, tai tiesiog elementariai truputį patrauksime į šoną. Nu ir pirmiausia, aišku, viskas prasideda nuo to motociklo šitų popierių, reiškia, supjaustymo. Kadangi, nu, kaip minėjau ir matėt, jie yra panaudojami antrą kartą. Kaip sakoma, žiedinė ekonomika turi vykti. Reiškia, vienaip ar kitaip. Praeisit visą procedūrą su manim, aš kaip sakoma, nėra čia ko slėpti. Jeigu nenorit, galit prasukti priekį, ką turbūt dažniausiai ir darot. Nu, aš tikrai, brangieji, nesupyksiu. Nu, taipogi galima taip pat ir paminėti, kad geras, blogas, protingas ir neprotingas mintis galite palikti komentaruose. Niekur toli eiti nereikia. Į gerus atsiliepimus mes, kaip sakoma, stipriai dėmesį nekreipiam, bet jeigu parašysit kokią nors nesąmonę, tai galbūt ir bus naudos. Susiplėšiau pirštinę, laikas turbūt ją pasikeisti. Taip, tai ką, turime paslaptingą dėžutę, kuri čia buvo visai nepritvirtinta. Labai gerai, kad nepasimetė. Labai džiaugiuosi. Akumuliatorius pas japoniškus motociklus. Gal ne visai teisingai pasakiau, akumuliatorius pas motociklus surinktus Japonijoje. Dažniausiai būna jau įdėtas į vietą, tik tai nebūna prijungtos klėmos. Reiškia, va, jeigu kam įdomus modelis motociklo, tai yra ZX636 JSFAN, spalva yra GN2, tai yra žalia su juodu. Ir ką, ir dabar aš matau, kad man jį reikia ne tik tai pasistumti į priekį, bet dar ir apsisukti į kitą pusę, dėl to, kad nuo šito vat rėmelio man ko gero jo nuvaryti nepavyks. Čia biški yra vietos trūkumas. Kaip sakoma, brangiai nepykit, dirbtuvėse, kaip čia sakyti, kūrybinė tvarka, reiškia, ne, jeigu taip galima pavadinti. Šiukšlių utilizacija išsivežti atvažiuoja už savaitės, tai dar minimum savaitę bus tas pats bardakas, kuris yra ir dabar, ir gal netgi, sakyčiau, didesnis. Pirmos Kawasaki ZX6R, dar kitaip žinomas kaip F1, F2, F3 modeliai, turėjo 599 kubikus tuo metu, nu, aišku, karburatoriai reiškia ir visa kita sena technologija. Taip pat konkurentai buvo Honda CBR 600 F3, kuris buvo gaminamas 95-97 metais. ZX6R buvo su karburatoriais, turėjo 75 kW galios, 64 Nm, svoris buvo 300 kg. Modelis jau labai pasenęs, vieną lempą priekį ir šypsenėlę po apačią. Nu, man labai didelio pasitikėjimo, kaip sakoma, nu, gal pasitikėjimas ne visai tinkamas žodis, susižavėjimo, nu, šiai dienai bent jau nekelia. Kai buvo 95 metais, tuo metu man buvo visiškai nusispjaut, žinokit, jeigu taip atvirai. Antros kartos Kawasaki ZX6R, kitaip sakant, ZX600, G1 ir G2, ėjo 98 ir 900 metais. Pirmasis ir didelis atnaujinimas ZX6R linijoje buvo padaryti tą motociklą šiek tiek mažesnį ir labiau, kaip sakoma, pritaikytą ten vienokiom ar kitom lenktynėm. Pirmiausia, ką jie padarė, tai yra Kawasaki šitą visą reikalą atnaujino su visiškai nauju rėmo dizaino, visiškai žiedui paruoštą pakabą, naujais stabdžiais, kurie realiai buvo pasiskolinti iš tų metų ZX9R, kuris buvo atnaujintas šiek tiek anksčiau. Jie taip pat perinko ir variklį, kurį padarė lengvesnį ir tylesnį. Kaip sakoma, visas tas reikalas yra sakomas taip tarp eilučių, kad ZX6R 98 metų
turėjo daugiau galios, negu kad sakė Kawasaki. 2000-2002 metų modelis turėjo tą vidinę klasifikaciją J1, J2, J3. Paskutiniai metai su karburatorium patobulintas šiek tiek ir buvo paskutinis gamybos periodas, kur gamino 599 kubikų ir maždaug nuo 2002 metų prasidėjo 636 kubikų variklis. Ir aišku, buvo pirmasis modelis, kuris turėjo 180 galinę padangą, tačiau priekinė buvo tokio ne visai standartinio dydžio, reiškia 120-65, šiek tiek žemesnis profilis, ir bet kokiu atveju savo ruoštų to pačiu ir siauresnė. 2003-2004 metų B serijos B1, B2 buvo 636, jau su pilnu kuro įpurškimu, perrinktais ir pagerintais stabdžiais, pakaba ir savo ruoštų atnaujinti 4 cilindriukų priekiniai stabdžių suportai. Jeigu gerai sako internetas, tai 2003 metais buvo pirmasis Kawasaki ZX6R, kuris savo linijoje 600 kubikų klasėje integravo radialinius priekinius stabdžių suportus. Nuo savo ruoštų 2005-2006 metais išėjo štai šitas modelis. Štai toks pas mane šiuo metu stovi dirbtuvėse su, nežinau kiek čia tos standartinės problemos, bet gero labiau nepriežiūra, reiškia, tai neveikiančiai stabdžiai, kartais užgesta, kai būna labai šilta. Įtariu, kad dėka duslintuvo, kuris yra viršuje, po sėdynę, perkaista blokelis, reiškia, ir savo ruoštų visas tas dalykas ne visai nori veikti. Štai tai atrodo tas daiktas. Labai dideli upgrade'ai palyginti su modeliu, kuris ėjo iki tol. Tiek variklio, pakabos, stabdžių, reiškia, galinės šakės, žodžiu, daug kas buvo patobulinta. Ir šitas modelis ėjo tik tai porą metų. Nuo 2007 buvo vėl atnaujinimas. 2007 ir 2008 metų variklio darbinis tūris buvo sumažintas iki 599 kubikų, tačiau, kiek man žinoma, tas motociklas nebuvo labai populiarus. Šios kartos motociklai turėjo elektroninį droselio valdymą, be abejo patobulintą kuro įpurškimo sistemą, taip pat geresnę aerodinamiką. Ryšium su tuo buvo padaryta kompaktiškesnė priekinė motociklo dalis bei efektyvesnė oro įsiurbimo sistema. Svoris sauso motociklo buvo 165 kg. 2009 ir 2012 ėjusi 7 karta turėjo nedaug pasikeitimų, be abejo, dizainas šiek tiek patobulintas, motociklas tapo šiek tiek agresyvesnis, buvo patobulinti stabdžiai, kaip opcija lyg tai buvo ir ABS sistema, ir be abejo, kaip opcija lyg tai buvo ir Kawasaki Traction Control System, tai ir ta vadinama KTRC sistema. Kadangi apžvalgininkas iš manęs yra pakankamai prastas, tai todėl šitoj vietoj, tą preliminarią tokią labai greitai prabėgančią istoriją Kawasaki ZX6 mes ir pabaigsim. Jeigu kam nors įdomu tikslesnė šio motociklo modelio istorija, rekomenduoju pasižiūrėti video, kurį dėsiu dešinėje pusėje viršuje. Spauskit nuorodą, perėsi tenais, bus tikrai daugiau ir tikslesnės informacijos. Ir prieiname prie 13 metų modelio, kuris praktiškai be pasikeitimų ėjo iki 2023 pabaigos. Nuo 2024 išėjo štai šitas. O iki tol buvo, reiškia, daug improvementų, upgrade'ų, visokių ten truputėlį po truputėlį kažką tai bandė daryti. Reiškia, ir panašu, kad jiems 17 metais pritrūko energijos pabaigti visą šitą reikalą iki galo ir neatitiko Euro 4 standartų. Iki 19 metų to nepavyko padaryti. 19 metais Kawasaki vėl pradėjo pardavinėti Europoje ZX6. Tai truko neilgai, kadangi įsigaliojo Euro 5 standartas. Ir savo ruoštų vėl to ZX6 nebuvo. Iki 24 metų, kurisai pasirodė realiai jau su atitinkantis visus Euro 5 reikalavimus, taip kaip yra parašyta, reiškia, knygoje ir jį galima jau buvo pardavinėti Europoje. Taigi nuo 24 metų visi norintys, gal ne visi norintys, bet, kaip sakoma, kurie sugalvoja, kad tokią norėtų įsigyti, galėjo tai pabandyti padaryti. Motociklas piktas, reiškia, kaip sakoma, visi LED žibintėliai, posūkiai, viskas jau yra integruota. Padarysim iš to motociklo mes briedį, kad veidrodėliai nesipainėtų mums čia po kojomis. Nuklijuosim izoliaciją ir paminkštinimus. Gal paminkštinimo aš to negaliu pavadinti, čia gal labiau yra apsauga nuo sugadinimo. Reiškia, kad neatsiremtų į tą rėmelį, ant kurio tas motociklas atvažiavo. Ir uždengtą baką, kurį mums irgi reikia nuimti. Dar yra spiruoklikė, čia taip yra padaryta, kad būtų ta spiruoklė, sankaba netemptų spiruoklės. Savo ruoštų juodas rankinėlės, kas yra labai gražu.
palyginti su tom sidabriniam, kurios eina pas daugelį kitų motociklų, nu, vat, pavyzdžiui, kaip ir čia. Galėtų visur juodas daryti, nu, bet tai aišku, žinot, papildomas žingsnis gamybos procese kainuoja pinigus. Ir tai atsispindi, nu, galutiniai motociklo kainai. Va, tuoj nukrapštysim nuo bako. Oi, kaip gražiai atrodo, koksai žalias. Kawasaki Lime Green, ar koks jis čia besivadintų. GN2, kaip aš ten sakiau spalva, ne? Nu, va, kaip dailiai atrodo, reiškia daiktas. Viskas pasikėliau ant ožiuko. Dabar, aišku, toliau eina visa absoliučiai ta pati procedūra. Reikia nukrapštyti tepalus nuo stabdžių disko, pasikelti sėdynę. Kaip čia dabar viena ranka tą dalyką padaryti. Kyla čia sėdynė taip neįprastai. O kaip matot, nusiema pirma vairuotojo subinės padėklas. Ir jeigu jau yra noras nuimti, reiškia kitą, nu, va šitą daiktą, ko turbūt niekam nereikia daryti absoliučiai, yra va papildomas troselis, kurį patempus mes galima pakelti į viršų ir ištraukti sėdynę. Po ją realiai nieko nėra, išskyrus tą vadinamą išmetimo, reiškia sklendę, kuri yra va čionais, kuri kažkodėl tai visiems labai kliūna ir jiems atrodo, kad ją reikia visiems atjungti, ten atidaryti, reiškia ir visą kitą. Nepamirškit, brangiai, kad davus gazo, ta sklendė vis tiek atsidaro, o lėtai važiuojant triukšmo nereikia nei jums, nei aplinkiniams. Jūsų vis tiek nieks negirdi ir nemato. Ir galiu paminėti, kad sėdynė yra, nu, pakėlus tą sėdynę, reiškia mes turime kažkoks čia vat yra kryžminis atsuktuvas. Čia net kažkokia geležėlė, gal kažkoks sutvirtinimas, aš net nežinau, kam iš čia skirtas. Bet kryžminis atsuktuvas labai įdomiai čia iš tikrųjų. Nu, tarkim, aš jį galiu kaip nors išsitraukti. Ai, nu, važiuokit, yra šešiakampis raktelis vienas, šešiakampis didesnis, plokščias atsuktuvas, atsuktuvo rankenėlė. Čia gražiai viskas sukomplektuota, reiškia. Ir tada atsisukus jau va šitą plastikėlį yra ir šitas. Ir aš įsivaizduoju, kad šitas daiktas yra būtent skirtas pasikelti ir pasiremti kuro baką. Nu, aš aišku galiu ir klyst, bet mano mintis būtų tokia, pasiremti čionais. Nu, pakėlus reiškia, kad būtų galima daryti kažkokią tai aptarnavimą. Nedaug iš čia turbūt pasikelia, žarnos ko gero neleidžia to dalyko padaryti, bet, nu, yra kaip yra. Tai va, mes dar turime ir šitą vadinamą akumuliatorių, kurį aš minėjau, kad jisai būna įdėtas į vidų, bet jis yra neužpildytas rūgštimi. Tai tą dalyką pirmiausia reikia padaryti, dėl to, kad po užpildymo rūgštim yra maždaug pusę valandos laiko tarpas, kol jisai, nu, kol jį negalima dar uždaryti. Nu, tos visiems gerai pažįstamos juostelės, do not remove, kur parašyta. Kadangi rūgštis, nu, savo ruožtu ten vyksta kažkoks tai cheminis procesas, kur susidaro kažkokios tai dujos, kurios, nu, turėtų turėti galimybę pasišalinti bent jau pirmąjį pusvalandį. Tai uždedam ir tada tęsime visas kitas manipulacijas su tuo motociklu. Akumuliatorius yra irgi, nu, čia GS, juos, aš nežinau, ko jie čia skiriasi, reiškia, bet gal, sakykime, nuo rinkos priklauso, reiškia, yra kažkoks tai varžteliai duodami komplekte. Ir taipogi reikia va šito vakuuminę juostelę atkabinti, kuri neatsikabina be papildomų užkabinimų, nes su pirštinimu. Va, turime rūgštį akumuliatoriaus. Viena ranka tą reikalą sudėtinga. Hop, ištraukti. Va, visiems gerai pažįstama šita, kaip jinai vadinasi, rūgštelės dėžutė. Ir tas užrašas, kuris vadinasi do not open. Skaitė turbūt šitą daiktą 100 kartų. Kiekvieną kartą pasižiūrėjus į akumuliatorių. Ir šitas daiktas užsideda ant štai tokiu būdu. Pop. Ir viskas. Ir dabar jau reikia laukti, kol ten viskas susiburbuliuos. Nu, mes šito dalyko, aišku, nedarysime. Pasitikėsime tuo, kad, reiškia, jis susiburbuliuos. Burbuliuoja, kaip matome, visuose. Reiškia. Ir nebeburbuliuoja. Nu, burbuliukai, kylam. Nu, panašu, kad teks palaukti. Reiškia, ir paliksim tą dalyką išsiburbuliuoti.
Toliau, toj stebuklingo dėžutė dar viena detalė yra, kuri vadinasi vairo angalis. Reiškia, jisai, kaip matot, yra su salinbloko viduje guma, kuri sugeria vibraciją. Ta prasme, aš suprantu, kad jums jie baisiai atrodo, jūs norėtumėt, kad visas tas dalykas būtų gražesnis. Nu, gražiau atrodytų, bet reiškia, nu nežinau, aišku, gal jums nusispjaut, kad jums rankos dega, kaip sakoma, pavažinėjus, bet čia jau jūsų pačių reikalas. Čia, jeigu norit, tai norit, jeigu nenorit, tai nusiemat, reiškia, užsidedat kažkokius tai gražesnius reikalus šitos. Op. Dinamometrinis raktas priveržė 25 Nm. Dabar štai iš gamyklos jau būna truputėlį klijų. Reiškia, kad tas daiktas nepabėgtų važinėjant. Op, stabdžių diskelį reikia pavalyti nuo pelėsių ir kerpių. Taip, pamiršau išjungti bėgį. Labai didelis duslintuvas. Reiškia, aišku, man tie duslintuvai, nu, nekliūna visiškai. Aš galiu važinėti ir su dideliu, ir su mažu, reiškia, ir man svarbu, kad būtų protingas triukšmas. Neužtų man galvos, reiškia, ir negadintų gyvenimo aplinkiniams. Vis tiek, kaip sakoma, aš kai važiuoju, manęs nei girdi, nei mato. Tai čia tuo dalyko aš jau susitaikiau per gyvenimą. Ne vieną kartą buvo visokių nuotykių, reiškia, su žiopliais, kurie nei girdi, nei mato, įsitikinęs ir važiuojant gatviai, kaip sakoma, nu, visokių niuansų pasitaiko, reiškia, kur atrodo važiuoja ir triukšmas, ir baubė, ir rėkia, reiškia, o tik tai mirkti ir jau žiūrėk, jau mano juostoje, reiškia, jau bučiuoja veidrodėlį kokį nors. Tai va, tai aš, kaip sakoma, įsitikinęs. Ir stabdžius, kadangi jau pavalėm, praktiškai atėjo laikas jį nusiridenti nuo tos, nu kaip čia pasakyti, motociklo platformos, reiškia, ir galima bus tą daiktą pabaigti suruošti. Tiesa, akumuliatorius jau yra, reiškia, nusirūgštino, rūgštis išėjo, sutekėjo visą į savo vietą, įsukau verštelius. Laikiklis akumuliatoriaus labai keistas, reiškia, yra 4 varžtai, 2 iš šonų, viena ausis čia dar pakabinti fiškė, o kitoj pusėje 3 varžtai tiesa. Kitoj pusėje dar prisispaudžia, reiškia, nu, trosus laiko išmetimo sklendės, kur praeina ten į apačią, reiškia, nu, pakabintus, nežinau, kad nekristų, kokia jų paskirtis. To laikiklio man sunku atsakyti. Nu ką, brangiai, bandysim rizikuoti. Kaip čia pasakyti, nelabai užtikrintai jaučiuosi dėl šito motociklo padėties. Reiškia, ir man jį reikia kažkaip vienam nusitarabaninti nuo šito vat daikčiuko, reiškia, vadinamos palėtės. Ir jis man visai nenori atsistoti į tą poziciją, kur aš norėčiau, kad jis atsistotų. Biški kojelė ne savo vietoje, aš negalėsiu jo pastatyti ant šonės kojelės. Dar kažkas man rašinėja per telefoną ir atitraukia mano dėmesį. Norėtųsi už kažko labai gerai pagriebti, kad jisai nekristų žemyn, kai aš jį nuleisiu. Nugi, 1, 2, 3. Opa, kaip gražiai nusileido. Viskas tvarkoj, tilpo į savo vietą ant kojelės atsistot. Ir viskas, kaip sakoma. Šito vietoje galiu pasakyti, kad rūpesčių jau ir nebeliko. Kažkur girdėta frazė, labai tikėtina, kad iš tų laikų dar, kai per televizorių reklamą reikdavo pasižiūrėti. Labai svarbu yra atlenkti kojelę šoninę. Buvau kelis kartus pamiršęs tą dalyką padaryti, kad jinai leidžiantis nuo tos palėtės atsistoja į tokią padėtį, kur pastačius motociklą jisai tau krenta ant kojų. Tiesą pasakius, ne visi atvejai buvo sėkmingi, teko pakeisti naujas detalės į naujas. Viena iš jų vis dar kabo ant štai čia, su nedideliais nuostoliais. Nu, kaip sakoma, motociklas atsirėmė į duris, tokiu pačiu principu, situacija, ko gero, buvo labai panaši.
Tai, nu ir koja mano, aišku, irgi nukentėjo savo ruoštų, nebe traumas. Tai dabar reikia biškį pasistatyti patogiau tą motociklą. Patogiau tai yra užsivaryti priekinį ratą ant stovelio, reiškia, kad galėčiau aš prie jo patogiai prieiti. Nu, nereiktų stipriai lankstytis, kaip sakoma. Labai geras daiktas šitas stovelis, labai patenkintas, kažkada gyvenime teko įsigyti labai brangiai, bet nei vieno cento negaila. Na va, per ilgą laiką tikrai pasiteisino, reiškia, ir jokių nusiskundimų aš tuo stoveliu neturiu. Taip jau išėjo, kad ratus reikės dar pabaigti nuvalyti priekinius stabdžius, kadangi aš pasižymėjau, kurioje vietoje yra ta dalis, kur pasislėpė, ir jinai yra toje pačioje vietoje, kur buvo ir prieš tai. Tai nieko nepadarysi, teks, kaip sakoma, dar kartelį grįžti prie to viso reikalo. O dabar reikia patikrinti akumuliatoriaus pasikrovimą. Jau daugiau turbūt negu pusę valandos praėjo, čia dar biškį man, kaip sakoma, sutrukdė. Reiškia taip, akumuliatoriaus krovimas yra 12, 8, 9. Nu, pagal voltus, reiškia, viskas tvarkoj, viskas gerai. Krovimo tas rūgšties užpildymo procesas jau yra pasibaigęs, kadangi kol vyksta ten tas visas reikalas, būna apie 13 voltų. 12, 9. Tai yra praktiškai visiškai geras voltažas to akumuliatoriaus naujojo, reiškia, sakykime taip. Ir dabar mes paimsime guminį plaktukėlį, kuris, kaip žinome, sprendžia visas iškilusias problemas. Tai rūgštim būtų gerai neapsitaškyti ir neapsipilt, ypač motociklo dažų arba rūbų, dėl to, kad rūbai dezintegruojasi, gavę truputėlį rūgšties. Ir šitą daiktą mes tada galime jau užkimšti. Užkimšimas paprastas. Na va ir viskas. Do not remove, do not open. Akumuliatorius nešiltas, galima dėti į savo vietą. Op. Ir ką, minusas pasikabina. Tuos laidus, aišku, visada reikia pralankstyti kažkaip tai, nes jie būna tokie, nu kaip čia sakyti, toks jausmas, kad netgi, kai tikrina tą motociklą, netgi ne su šitais laidais tą dalyką padaro. Tiesa, nu va tą, kur darėm prieš tai, Z6PM, nepasižiūrėjom tepalo lygio. Dabar tik tai man dašilo, kad mes to dalyko nepadarėm. Tai, žinokit, teks manim patikėti. Į tepalo lygį aš patikrinau, tepalo lygis tenais yra geras. Iš gamyklos paprastai būna geras. Neteko susidurti taip, kad trūktų. Ir šiaip labai mažai gedimų su Kawasakis pasitaiko, tokių gamyklinių brokų reiškia mažai, tai turiu menį, ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti per, nežinau, nuo 17 metų skaičiuokime taip. Reiškia, tai, nu, atsisukau ir su varžteliu, aš neskaitau gamyklinių brokų. Dėl to, kad man pačiam tą reikia dalyką sutikrinti, sužiūrėti, kad visi būtų varžtai tinkamai prisukti. O daugiau, reiškia, tai gedimų praktiškai nėra. Kaip be būtų keista, atšaukimų taip buvo, bet ne šitiem, nu, biudžetiniam motociklam, ne, sakykime taip. Kas liečia ZH2 atšaukimų, buvo turbūt jau kažkada, ne, turbūt dar nematė, dar kada nors gyvenime matysit. Greitai, ko gero, to dalyko ir nebus, bet kažkada bus apie ZH2 atšaukimus, keletą teko daryti, reiškia, ten tepalo slėgio reguliatorių keist, variklio grandinės įtempėjas, reiškia, buvo irgi kažkoks pas juos, matyt, nelabai pasitaikęs, nežinau, ką jie tenais pakeitė tam grandinės įtempėjui, bet siuntė naujus, dėjau naujus, procedūra labai nesudėtinga, bent jau tai paprašė Kawasakis daryti, tai buvo daroma viskas pagal Kawasakio instrukciją. Va, varžteliai kaip gražiai įsisuka. Jeigu kam nors kyla klausimas, kodėl nesuku su elektriniu įrankiu, dėl to, kad neturiu po ranka, žinokit.
Nu, va, šitas nenori įsisukti. Ai. Nenori įsisukti, nes Karolis tingi 2 rankom dirbti. Nu, va, dabar gerai. Negerai. Ai. Na gerai, brangiai, pagulėkit biški van štai čia. Neišeisim niekur pagulėti, reiškia, kur čia man jūs įdėt, kad būtų gerai. Nu, beveik matosi, ne, sakykime taip. Nu, dar biškai gal pažiūrėsim, kad matytųsi, padarysim. O, žiūrėkit, kaip išeina gražiai. Čia 2 rankutėm reikia, nes labai stipriai prispausti reikia tą laidą, jis labai priešinasi. Nenori būti prisuktas visiškai. Va. Akumuliatorius uždėtas, dabar galime uždėti ir tą daikčiuką, kuris vadinasi akumuliatoriaus laikiklis. Čia va, jisai užsideda šitoj pusėje prie antrosų. Oi! Nekriskit. Kur jūs čia krenta dabar? Sugalvoja, blemo, bėgti nuo manęs. Kitoje pusėje yra va laido laikiklis. Kitoje pusėje laido laikiklis jį mes irgi uždedam. Fiškutės jungtelė ten laikosi. Fiškutė jungtelė. Ir savo ruoštų šitas daiktas užsideda čionais. 3 varžteliai. Ir darbelis su šituo reikalu visas jau bus pabaigtas tada. Nu, su akumuliatoriaus tuo įdėjimu, sakykime taip. Labai tikiuosi, kad vartotojo instrukcija tilps prie šito, kaip jis vadinasi, posėdinę. Vizualiai matau, kad šitos vietos, taip kaip čia pasakyti, nu nelabai. Tikrai nelabai, bet nu tokią viltį puoseliu, kad bus galimybė tą daiktą įdėti į vietą. Na gerai, nepykit brangiai, jūs labai krentat, reiškia, o aš labai geriau jūsų čionais pasidėti neturiu galimybės. Tai truputį pauzė. Na ką, instrukcijos testukas, reiškia, panašu, kad netelpa. Ne, aš niekaip neuždėsiu čionais to daikto į savo vietą, jeigu, na, žodžiu, instrukcija eis po šitos sėdinės maišeliu. Mes tą dalyką padarysime, ko gero, tegu guli čionais. Dabar reikia įpilti benzino. Benzino, kad galima būtų užvestą motociklą. Ir galima pasižiūrėti iš karto tepalo lygį, kurio praktiškai, nu, matosi, yra normos riba, bent jau šiuo metu. Nu, kad tikslai tepalo lygį pasižiūrėti, yra būtina sušildyti variklį iki darbinės temperatūros. Nu, ir tada bus galima jau tiksliai tepalo lygį pažiūrėti. Taip, kol atsimenu, norėčiau, kas čia dabar netinka, norėčiau išsisukti tuos plastikėlius. Labai jau dažnai jie išvažiuoja iš manęs. Benzinas. Kur tas benzinas? Opapa, benzinas. Sušilo benzinas, šovė. Sušilo benzinas ir buvo puch. Tai kaip čia mes dabar įpilsim to benziną? Pilam kartu, ne? Iš baklaškės, kliu. Opa. Kaip čia dabar pripilt, reiškia taip, kad nepribėgtų man pro šoną visų to reikalo. Būtų labai fainai. Opapa, ir baigėsi. Hop. Nu, baiku. Žiūrėkit, nei lašo pro šoną šį kartą. Viskas tvarkoje. Kamuštelį tik tai į vietą reikia įdėti, kadangi buteliai yra linkę užsiteršti dulkiam, purvu ir visokiais kitokiais dalykėliais. Leiką reikia padėti iš karto į vietą, kad kas nors nesugalvotų jos pasiskolinti, paprastai atgal jau nebegrįžta. Ką aš prieš tai minėjau, tai kuro bakas, kai užsidaro, reiškia, tai pirmą uždarimą reiškia arba galima stumti, arba pirmą padėtį pasukti rakteliu ir tada iki galo spaudi ir turi raktelis atšokti. Ir tada raktelis nesusigadina. Aišku, kaip minėjau, čia nėra taip aktualu, kaip kituose, bet reiškia vis tiek gera praktika, reiškia, ne, sakykim taip, šiek tiek spustelt, kad visas tas daiktas, tiesa, tas krušteinas, tai tuo pačiu yra ir priekinės sėdinės, reiškia, laikiklis priekinės dalies. Nu va, galima užsidėti, sėdinė tokia, nu žinokit, gan minkšta. Sąlyginai sėdinė yra minkšta. Ką toliau? Toliau reikia jungti degimą. Skydelis turėtų būti identiškas prieš tai buvusiam.
Ir taipogi reikia padaryti su juo absoliučiai tą patį, ką ir su anuo. Tai perjungti kilometrai litrus į litrą 100 km, grįžti atgal, perjungti laikrodį į 24 valandas, grįžti atgal ir užeiti. Serviso aš dabar nustatyti negaliu, nes nenustatytis laikrodis. Laikrodį nustatinėjau per kompiuterį, tam dalykui reiks palaukti. Bet dabar jau galima užkurti daiktą. Užkurt, pasižiūrėti, palikti, jeigu pabirba, kol aš tą kompiuterį sutvarkysiu. Sėdinę uždėjau, tai sėdinę reikia nuimti. Fiškė, tai ten. Tai cold start vadinamas. O. Nudailus garsas to motociklo, nepiktybinis, kaip sakoma, tai viskas tvarkoja, tepalo lemputė užgesus, laukiam, kol pakils temperatūra, aš per tą laiką kažkokį garsą išgirdau, visai nejaukiai pasijaučiau. Nukrito knygutė nuo sėdinės. Reiškia, galvojau, viskas, krenta, reikės nusipirkti. Per tą laiką aš susitvarkysiu su kompiuteriu. Ir tada pažiūrėsim, kaip jis dirba, jau kaip pilnai sušils. Nu va. LED žibintėliai labai gražiai spindi. Akytės, piktas motociklas. Geras dizainas, man visai, prie dūšios šitas visas reikalas. Reiškia, ką dar galim pasiklausyti, tai yra įsiurbimo garso per skylę, kuris girdisi čia tiesiai iš įsiurbimo sklendžių. Praktiškai garso daugiau yra per įsiurbimą negu kad per išmetimą. Išmetimas veikia gana tyliai, reiškia, kol ta sklendė yra uždaryta. Aišku, dabar aš kaip sklendė atsidaro ir kaip garsas yra negaliu pademonstruoti, dėl to, kad yra, apkatkė vadinama, reiškia, gamintojo apribojimas iki 4000 apsukų, bent jau pirmus 300 km. Tačiau šiek tiek pagazuoti iki 4000 tikrai galima. Viskas kaip man tinka. Aišku, dauguma nori iškart pakeisti tą duslintuvą, bet čia jau jų pačių problemos, kaip sakoma. 702 laipsniai. Pasakė, žodžiu, šitas visas reikalas labai gražiai dilba, pašilo. 7,3 laipsniai, dar šiek tiek reikia pašilyti, kad užveiktų ventiliatorius ir savo ruoštų ką toliau. Pavalyti dar stabdžių diskus, orą reikia pripūsti ratus. Tai galinis ratas, tuoj pažiūrėsim, kiek jisai čia turi iš gamyklos priprūsta, bet labai panašu, kad bus mažokai. Gan sunkiai riedėjo, 2,55, tai turi būti 2,9. Mes pripūsim, aišku, 3. Dėl šventos ramybės reiškia, kad jeigu biškį išsileis, aš visgi kaip bebūtų pučiu vasarinį orą, reiškia, o pavasariui matyt reikalingas kitas. 2,9 turi būti pagal mane. Taip, 2,9 rašo Kawasakis, 2,5 turi būti priekė. Kad pripūsti priekėje, man reikia pasistumti motociklą. Ventilis atsidūrė, tokiai labai nepatogioj vietoj. Tada reikia dabaigti, nuvalyti ir stabdžių diskus. tą tarpelį, kurį buvau praleidęs. Kiek šiukšlių, purvo, reiškia, iškart matosi. Turėtų būti nauji nenaudoti, tai kaip sakoma, kad neužters stabdžių kaladėlių tepalais. Reikia pavalyti. Ir savo ruoštų ratas oras priekiniam rate. Mes turime, ką mes turime, tuoj pažiūrėsim. Turime 2,15. Dadėsim. Tikrai nedidelė problema. Oi, persistengiau. 2,6 padarom. Bus gerai. Vis tiek, kaip minėjau, oras pas mane vasarinis, plus 20. Pavasarį bus mažiau. Tai tikėtina, kad reikės vis tiek pakoreguoti. Galinis amortizatorius po šitą motociklą turi reguliavimą ir kompresiją šituo varžteliu ir reboundą. Taip pat priekinis amortizatorius turi tiek kompresiją, tiek reboundą, tiksliau atvirkščiai, kompresija ir reboundas. Ir taipogi prelaudas yra skirtingose amortizatoriuose.
tokie variantai man, aišku, nelabai patinka, kadangi visgi, kaip bebūtų, tai yra biudžetinis. Biudžetinis tai sąlyginai reiškia į tą aukštesnį lygį, reiškia, sakykime, tai perėjimas, bet vis tiek yra atskirose šakėse, reiškia, tas reguliavimas. Vienas kartridžas, jam labiau dirbti reikia, kad viskas veiktų, bet čia yra ta vadinama separate function big piston. Tai big piston ką reiškia, kad kartridžo tokio, kaip iš esmės, nėra. Pats kartridžas ir yra išpildytas vat šitam, vat, reiškia, pačioj plunksnoj. Nu ir savo ruoštų ten jau įsideda toks. Hidraulika ta visa, reiškia, hidrauliniai komponentai, kurie, reiškia, leidžia tam amortizatoriui veikti. Yra lengvesnis aptarnavimas, lengviau išvalyti, nėra kartridžo, kurį reikia papildomai dar išardyti, reiškia, ne, tai, nu, gal ne tai, kad pigiau, bet, nu, turi teisę būti, reiškia, ne, sakykime taip. Nu, be abejo, stabdžiai, spalvos gražios, elektroniniai pagalbininkai visokie, reiškia, čia irgi prie šito viso reikalo yra spalvos keistos su ta geltona juostelė, reiškia. Nu, man kažkaip ta vieta nelabai. Norėčiau, kad čia būtų ne geltona. Bet bendrai paėmus visai neblogai tas daiktas atrodo. Tiesa, dar žiūrėkit, turi kokį geležėlį. Nu, matyt, kažkokia tai daugiau mažiau apsauga, reiškia, yra, kad tas daiktas, reiškia, jeigu netyčia pavirs, nu, nepraspaustų generatoriaus dangtelio. Tai ir viskas, brangiai, toks tas motociklo labai nesudėtingas ir, nu, sąlyginai greitas. Nu, greitas tai vis tiek 1,5–2 valandos, reiškia, grubiai užtrunka. Nu, kol čia viską suvaikštai, pirmyn atgal, sužiūri varžtelius visus, reiškia, ir visa kita. Bet dar vieną dalyką norėčiau paminėti, kad netgi ir 25 metų motociklas neturi cruise kontrolės, kadangi gazas yra su trosu. Tuo tarpu Z900 25 metų jau turi elektroninį gazą, savo ruoštų yra ir cruiso kontrolė. Bet vėlgi, čia gal labiau žiedui pritaikytas, ten tas dalykas nėra aktualus, kaip bebūtų. Nu ir savo ruoštų šitie būdų motociklai laukia Mototaxi, kol važiuos, išveš juos į parduotuvę Švitrigailos gatvėje esančią Motodei. O aš norėčiau atsisveikinti. Turit gerų, blogų minčių, kaip visada, prašom rašyti apačioj, niekur toliai eiti nereikia. Mes retkarčiais būnam ir Instagrame, galit mūsų paieškoti ir tenais. Šį kartą tiek, brangiai. Iki.